Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas. Jūs pas mane svečiuose. Vėjas tai žiaurus, bet išleidau paukščius, nes, kaip sakau, laiko neturiu. Biški saulėgrąžų, biški to. Mineralų paukščiams lauke. Prausyklą, maudyklą, paukščiai nenori eiti, tokį smarkų vėją, matot, bėga atgal. Triukšmas, vėjas, nesupranta, kas čia darosi. Tai va, tai jie ten savo reikalais užsiima. Mat, aš jums parodysiu du produktus. Aišku, čia kažkaip tai tie balandininkai keistai tą viską reaguoja, kaip parašai, kad turi. Spėsiu kažkada, tai jums va, tai labai geras dalykas. Dėžutė, kaip matot, viską varto vėjas. Dėžutė. Nukrito ir mano negras. Paukščiai įsigando biškį. Tai va, dėžutė lašai. Lašai, dėžutė lašai. Reiškiasi lašai ant kaklo paukščiams. Lašai ant kaklo, vienas lašas ir nuo visų kraujasiurbių, ten blusų, utėlių, erkučių ir plius nuo kirminų viduriuose, reiškiasi. Tai vienu zuikiu nušaunate. Vienu šūviu du zuikius nušaunate. Tai va, tai vis atsisuku, pasižiūriu, ką dar vėjas, kokios žalos padaro ir nukrypsta mintis. Nu ir aišku šaškė man. Pantasmok. Šaškė, tiesiai iš gamintojo. Šitą produkciją įmam, visus vaistus. Tiesiai iš gamintojo. Siunčiamės, kaip sakyt, aktyvumo. Lietuviai neparodė, tai parodė visi kiti paukščių augintojai ir kaip sakyt, užsieniai, ir Latvija, Estai, ir Lenkai. Tai reiškia, produkcija išparduota, viena šaškė, keli lašai, kelios dėžutės lašų ir viena šaškė dabar liko. Tai va toks va dalykas. Ta šaškė ir papugėlėm, ir čiulbantiems paukščiukams, visai dekoracijai, vištom aplamai, taip pat lašai visiems paukščiams. Tai va, nėra geresnio dalyko. Ta lašų dėžutė, buteliukas ant 200 paukščių. Tai įsivaizduojat, kokį kiekį galite. Reiškiasi, rekomenduojamas dalykas, tai aišku, kai visada prieš perėjimą ir prieš varžybas, reiškia, įsivaryti blusas ir kirmenus ir prie skiepinimo to pačiu. Tai įsivaizduokite, pagavot paukštį, lašas, problema įspręsta, galima skiepinti ir nereikia ten visokių kitokių dalykų, tai sakau. O šaškė užkūrėt, įdėjot, uždarėt duris, su paukščiai, su visko ir pasakai, ir kvėpavimo takus išvalo, kvapas toks labai geras kvapas, aštrus kvapas toks, mentolo, reiškiasi, plius parazitai, visokios ir moškės, ir musės, ir uodai, ir kraujasiurbiai, viskas kartu. Tai, nežinau, kaip dar jums kitaip paaiškinti, kad tai yra geri dalykai, bet aš manau, kiek jums reikia matyti, tiek jūs skiriat dėmesio tokiems produktams. Nežinau, jums tikriausiai gal reikia nuodų, kad tas paukštis užsinodintų, kad jisai pradėtų ten išvemt, ir dar.
Tai va tokie va produktai, jų jau nebeliko, reiškia, dar užsakinėsiu. Tai sakau, nepraleiskit progą įsigyti gerus produktus. Tai va, o šiaip paukštukai, kaip matot, maudytis bijo lys, nes, nu, va, kur čia viską išvartė, nuvartė. Dodas čia gėlės va nuvertė, ir mano negrę nuvertė. Tai va, paukštukai, kaip sakyt, nu, dabar nuskriausti. Nėra tiek laiko, gaila, bet kiek galėčiau skirt, temsta, kai sakau, grįžti nespėji. Ateikit čia arčiau. Grįžti nespėji, nieko nespėji, tai mat. Neįsimaudę nieko, dar tokie purvini mane labai jau nervina. Dar aišku oras, nu rytoj gal bus geresnis, tai vėl leisiu jiem čia džiaugtis tą laisvę. Ir galės pasimaudyt. Biškį įgaut prekinę išvaizdą, kaip sakau. Nu, ta prasme, kad švarus, negaliu va tokie va bezmenai, kai sakyt, odegom apkakotom. Eisiu dar įsipurkščiu būdą. Aišku, gal šiandien toks oras, nelabai noriu čia jos byt, kad nepakiltų, bet eisiu išpurkščiu būdą. Biškį pradezinfekuosiu. Tokie orai visokie, kad nesilaikytų jokios bakterijos. Tai va, tokių darbų biškį atliksiu. Važiuosiu, siųsiu siuntinius, labai daug siuntinių, vyrai. Nu, protingi žmonės viską siunčiasi paštomatais, nelaukia ten sekmadienio ar didžiojo turgo, gal būsiu, nebūsiu, atvažiuosiu, gal nevažiuosiu, tai vis tiek 5 į mašiną, 10 dėžių klėtkų. Ir ką nors nusipirkti, atsivežti, nieko neišeina, o į paštomatą Omnivą įdedu maišą, plus 4 eurai prie to pačio. Ir bet kurią akimirką jūs gaunat, arba ten mineralus, molius, kibirus, viską galima siųsti. Vaistus, papildus visokius. Nuo 3 eurų iki 4 eurų siuntinys, tai ten iki 30 kilogramų. 30 kilogramų net galima siuntinį sudaryti. Ir damokate papildomai 4 eurus. Tai aš manau, nu, jokia kelionė jūsų pigiau nebūna. Jeigu ant kuro mestis, nu, tai tikrai po kokią, nu, jau 10 eurų tai tikrai metatės ir nelabai ką užsiperkat, atsivežat. Tai va, tai visiems siūlau naudotis. Siuntimo paslaugoms, nelaukti, nežiovauti. Nu, ir visada viską turėsite pirmi, galėsite pasigirti su kaimynui, kad jūs viską gaunat paštu, nereikia išeit ten. Net su pristatymu, man regis, bijau sumelot, kad ten kažkas, tai ten 7-8 eurų. Iki 10 eurų su pristatymu į namus per kurjerį. Tai jau ten jeigu 30 kg
visokio užsisakysite, tai galite net nevažiuoti į miestą, jums pristatys į namus. Tai va, tai tokias paslaugas teikiam, reikia naudotis. Protingi žmonės naudojasi. Žiauriai, tai va. Tai. O orelis tai nekoks. Reiškia, šiaip lauke tai nėra šalta. Pasėdėt va su arbata, su paukščiais, bet nu, kad tie paukščiai į tokį vėją nenori eiti visai. Visai sako, tu nelaiku čia išleidai, bet išleidau mineralų, nes būdoj nelaikau. Pa šitus paukščius, tai va, jie į savaitę kartą, 2 kartus va į savaitę išeina į lauką ir gali pasidžiaugti mineralais, prisilesti kiek jiems reikia ir įsimaudyti. Va, rytoj, jeigu čia nepripūs vėjas visokio brūdo kokio oro, tai tada jau irgi išleisiu paukščius. Pakaifuosiu biškį atsisėdęs. Nuvertė mano barmeną. Šėrimasis jau po biškį baigėsi pas mane. Jau paukščiai jau susistabilizavo. Plunksnų krūvos nesimėto. Jau tiek yra smagu. Paukščiai, kaip sakyt, gyvi, tik šiandien nelabai ką rodo, nes, sakau, skrist nenori ant stogo, protingi. Žino, kad paskui jau nusileis tik po 3 dienų, nes vėjas stiprus nuneš ir čia niekas jų nelauks įgi. Tai visi bėga į būdą. Visi mauna į būdą. Saulėgrąžas irgi mėto po visur, kai, matot, kyla ir paukšti tvysia į šoną. Saulėgrąžas ir tas nupučia lauk. Na jau, raudoni jau patamsėjo visi. Prasišėrė. Spalvos tamsesnės pasidarė. Čia ką tai mano? Tik kad purvinė. Tai čia, kai sakyt, grožio mažai. Purvini, tai grožio mažai. Tai va, berniukai, ką? Nežiopsokit, nesnaukit, kai sakyt, naudokitės gerais produktais. Tai va, tai ir pasimatysim turgų. Sėkmės visiems.